Labas, trumpa fizikos paskaita ir aš esu daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Šiandien kalbėsime apie naują atradimą, dėl kurio kosmosas dabar atrodo šiek tiek įdomesnis ir tiesioginė prasme šiek tiek saldesnis. O dar svarbiau, galbūt šiek tiek palankesnis gyvybei. Girdėjote posakį, kad mes esame žvaigždžių dulkės. Mes žinome, kad mūsų kūną sudaro ne tik tais paprasti cheminiai elementai ir akivaizdu, kad jame yra daugybė sudėtingų organinių molekulių. Ir pasirodo, kad nemažai šių molekulių bei įvairių jų sudedamųjų dalių buvo aptikta kosmose įvairiose labai keistose vietose. 2026 metais mes jau esame patvirtinę daugiau kaip 350 sudėtingų organinių molekulių įvairiuose molekulinėse debesyse, asteroiduose ir kometuose. Tačiau šis konkretus cukrus yra labai įdomus ir iš tiesų yra gana reikšmingas astrobiologijai. Tyrėjai iš Ispanijos astrobiologijos centro nukreipė 2 didžiulius radioteleskopus į konkrečią vietą, esančią labai arti paukščio tako centre. Jie stebėjo gerai žinomą debesį, esantį netoli centrinės juodosios skylės. Tai yra milžiniškas molekulinis debesis, vadinamas G+0693. Jis yra maždaug už 26 000 šviesmečių nuo mūsų. Tai yra ypač įdomi vieta, nes joje gausu įvairių cheminių elementų. Analizuodami unikalius radio pirštų antspaudus, tiksliau labai specifinius radio dažnius, kurios įvairios molekulės išskiria joms sukantis, tyrėjai nustatė, kas plūduriuoja šiame tolimame dujų debesyje. Ir tai buvo eritruliozė. Kas tai? Žemėje tai yra 4 anglies atomų cukrus. Natūraliai jo randama yra avietėse, bet taip pat dažnai naudojamas jis tam tikrose savaiminio įdegio priemonėse. Tai žemėje tai yra techniškai paprastas cukrus. Šiuo atveju eritruliozė yra pirmasis aiškiai patvirtintas sacharidas aptiktas tarp žvaigždinėje terpėje. Kitaip tariant, šis debesis tiesioginė prasme yra saldus. Kodėl mums turėtų rūpėti, ar jis saldus, ar kartus, ar primena aviečių skonį? Visa tai galiausiai yra susijęs su gyvybės kilmės klausimu. Kaip šiandien žinome, cukrus yra absoliučiai būtini visai mūsų žinomai biologijai. Iš esmės viskam, ką vadiname gyvybė, yra reikalingi cukrus. Jie atlieka daugybę funkcijų, suteikia energijos, sudaro įvairias struktūras, o svarbiausia sudaro DNR ir RNR struktūrinį pagrindą. Kitaip tariant, be cukrų negalėtume funkcionuoti, o taip pat negalėtų egzistuoti genetinis kodas, leidžiantis gyvybei daugintis. Jeigu ankstyvoji Žemė negalėjo lengvai pagaminti šių cukrų, iš kur jie atsirado? Ir štai čia galime turėti atsakymą. Jie galėjo tiesiog atkeliauti iš kosmoso. Tai iš esmės parodo, kad cheminės reakcijos kosmose neapsiriboja vien paprastomis anglies molekulėmis. Jos gali sukurti kur kas sudėtingesnės struktūras. Be to, kartu su daugybė kitų atradimų, pavyzdžiui, atliktų asteroiduose, Bennu, Ryugu ir dar žinome, kad nemažai medžiagų galėjo atkeliauti iš kosmoso. Pavyzdžiui, įvairūs kiti cukrus, tokie kaip ribozė, esanti RNR ir gliukozė, taip pat yra aptinkami dideliais kiekiais įvairiuose meteorituose. Šio cukraus atradimas taip pat patvirtina, kad tokios molekulės galėjo egzistuoti dar prieš susiformuojant Saulės sistemai. Taigi, ką tai reiškia astrobiologijai, tai patvirtina, kad teoriškai gyvybė galėtų būti gana paplitusi, nes biochemijai reikalingos sudedamosios dalys atrodo egzistuoja visur. Užuot ieškoję deguonies ar vandens, galime ieškoti tokių molekulių kaip įvairūs cukrus. Ir teoriškai jų buvimas galėtų reikšti, kad tam tikroje planetoje yra gyvybei reikalingų ingredientų. Kalbant apie šį debesį, tyrėjai taip pat planuoja naudoti James Webb kosminį teleskopą, kad pabandytų aptikti papildomų cukrų ir kitų molekulių. Jie nori išsiaiškinti, kad dar galima rasti šiame labai keistame senovinėme molekulinėme debesyje. Gerai, taigi šiam kartui būtų tiek. Ačiū, su jumis buvo trumpa fizikos paskaita ir aš, daktarė Mažena.